Kažkaip prabudau šiandien ryte, prisigalvojęs nesąmonių. Tai tam, kad šitas nesąmonės įgyvendint, man reikės. Receptas toks. Reikės mano Dakarinio Land Roverio, kurį turime čia. To Dakarinio Land Roverio reikės tam, kad iš jo išsiimti gesintuvą. Taip pat reikės šalmo, vintažinis, flamerinis, šalmiukas. Gerai, ir reikia dar gesintuvo tvirtinimo. Vos nepamiršau, dar reikės jaustyklės diržų. Ir reikės siauresnių batų. Šitie per platus. Jau žinau, kad reikės, atsimenu. Tai gerai, yra kiti. Homologuotų batų nebeturiu. Dakarė suplyšo, kitų nenusipirkau. O. Šmukšt. Gerai, pasikartojam. Batai, šalmas, gesintuvas, gesintuvo tvirtinimas ir peiliukas diržam pjauti. Turiu likti viską. Gerai. Ready to go. Ką ši kuprinė per sunki. Eik ant žemės. Kažkas bus. Jau laukiu kažkaip senai nebuvo taip. Iha! Ponios ir ponai, pasikitikite, Mazda MX-5 arba Eunos Roadster Japonijos rinkai arba Mazda Miata, kaip visi žino. Spaudžiam gazą ir nieks nesikeičia. Visiškai nieko. Mičkis su pavarom čia, nes čia visas jaučiu gazas. Tai ačiū Ryčiui, kuris važiuoja priekį su ND Miata, kas yra naujausias Miatos modelis. Aš važiuoju su NB. Tai yra Ryčio Miata, su kuriais daug metų važiavo slalomus ir street reisus. Ir šiandien jis ją man skolina. Ir aš važiuosiu su šita nieką netraukiančia 140 arklio galių Miatai varžybos. Žiauriai kietai. Čia dabar važiuojam link Alytaus, miškais. Nėra kaip pasibandyti ten kažkur posūkiuose. Nuo vieno viduko Vilniui taip nusileidinėjau biškį greičiau, taip pažiūrėjau kaip kimba. Nelabai kimba, semislikai čia tokie uždėti, kurie išiltiems tikriausiai reikia. Bet trauka tai aš apakęs, nes mano 60 metų mašinas traukia geriau. Ar čia man tik taip atrodo, nežinau, gal dėl tų slikų taip. Nu, žodžiu, bet priprasiu. Kaip sako, smagumui nereikia galingos mašinos. Reikia, kad aplink tave tokia pat būtų. Bet dėja laikai pasikeitė, jau Miatų ten tokių elementarių nebelabai važiuoja. Aš važiuoju 2 litrų klasiai, važiuosiu su ta 1.8 Miata. Kas 2 litrų ten Civicai Temperative, 200 arklių turi, ten net neatsimenu, kokios mašinos dabar 2 litrų būna. Nu šiaip įdomu, argi ne? Nebūsiu čia dabar pasikėlęs, kad laimiu varžybas, tai dabar į tokias žemesnio lygio nevažiuoju. Nes bijau pralošti. Nebijau aš pralošti. Žinau, kad pralošiu. Bet tai smagu, tai bus, aš tai būsiu išlošęs. Gesintuvas pritvirtintas. Batai patikrinau telpą tarp pedalų.
Ko dar norėt? Vairiukas, nu šiaip ir sėdėsime gerai, tik nebandžiau dar stogą užsidėti. Gali būti, kad kai stogą užsidėsiu, nebus taip gerai, kaip yra dabar. Nu gerai, sumažinam greitį 50, miestelis. Trečią pavarą. Nieko. Nu bėški kažkas, garsas keičiasi. Nu gerai, trečią pavarą, kai jau taip virš 4000 apsukų biškis pustelį, kažkas į nugarą biški šiek tiek jaučiasi. Bet prie didesnių greičių tai jokio nėra. Krenta čia ta kamera kažkaip. Visiškai Lotuso filosofija. Iš tikrųjų tai man Miata ir yra Lotusas kažkaip tas toks, gal net savoškai tikrasis Lotusas, nes Miatas yra tai, kas nukopijavo britiškų roasterių, išgrynino britiškus roasterius ir pratęsė. Kaip patys Britai, tuo metu jau gerų britiškų roasterių nebedarė. Tas pats Lotusas tuo laikotarpiu sukūrė Lotus Elan, kuris buvo priekiniais varomais. Ir tokio elementarokiško dizaino, sakyčiau, visai. Man gražus, bet vis tiek toks. Prie to meto Esprit buvo gal šiek tiek datemptas, bet senojo Elano, to originalaus, super lengvo ir super gerai valdomo Elano dizaino nebeturėjo. O to tarpu Miata, pirma NB NA Miata, pirmos kartos, 89 metais, kur išėjo, ji būtent buvo labai panaši į tą Lotus Elan. Tai realiai japonai nukopijavo Lotusą ir paskui padarė kultiškiausią automobilį pasaulį vos ne, nes prieinamas, lengvas, gerai valdomas, žodžiu, kokybiškas, nuostabiai viskas gausi. Tai va, buvo NA Miata, kuri buvo visiškai kaip Lotusas, sakyčiau, ir vietoj Lotuso netgi. Tada NB, tas su kuo aš dabar važiuoju, tai jau nebe atlempiamom lempom ir dizainas toks jau suapvalėjęs. Tada NC ir ND. Ir kas geriausia, kad visos jos vis dar lengvos. Tai dabar ND Miata, kuri turi jau gerokai daugiau arklių, 180 ar kiek ten, bet svoris daugmaž tas pats. Ko norėt? Nerealiai. Nu bet ar nėra taip, kad smagias mašinas visą laiką užsiklijuoja kažkokią etiketę keistą? Kad ir kokie trečiukai BMW irgi, tai smagu, žmonės laksto, pridaro nesąmonių ir tada paskui kitiem gėda važiuoti. Nu taip. Su Miata panašiai. Veipint reikėtų čia dar kirpėjų būti. Įvaizdis dar ne viskas. Smagumas yra viskas. Čia spaudžiu gazą iki dugno. Ale vis tiek smagu. Kaip gali būti mašina, kur paspaudė iki dugno gazą, važiuoju 100 beveik, 4 pavarą. O, ne 4, 6 važiavau pavarą, pavadom 4. 3 įsijungs. 3, greitis 8. Garsas keičiasi, daugiau nieko. O smagu. Kaip ant popieriaus parašys? Kodėl smagu? Neaišku. Viskas į trasą. Biškį jaudinos prispažinsiu. Reikia atsiminti vis pirma, kur važiuoti. Visų antrą kaip važiuoti. Rankinis ten visą kitą. Nu žodžiu, bus reikalų. Taip, pradžiai dešinių palyta. Reikia spręsti, ar daugiau slyst, ar daugiau tiksliai važiuoti. Ai, kaip bus, tai bus. Stoviu, laukiu starto savo pirmo ir galvoju, jums tai gal neaišku, kas čia dabar laukia. Tai rytoj bus Street Race čempionato etapas, kur viskas rimta, suvažiuoja visą čempionato dalyviai, visi važiavimai įskaitiniai, uždarytas miestas, lekiam, pralekiam 4 kartus, kas greičiausias tas laimi. O šiandien labai pasisekė man tokiam bambukui, kur nebandęs mašinos, kad uždarė tą pačią trasą. Na, trasa bus kitokia, bet ta pati vieta, kur galima pasibandyti mašiną ir palinksminti miestą. Susirenka žiūrovų, duoda 3 važiavimus, neįskaitiniai, važiuoja savo laimiai, savo džiaugsmų ir tiek. Tai žiūrim, kas bus.
Nu, smagiai, ką aš galiu pasakyti. Bet kažkaip rankinio neištrauk. Į kairę viskas gerai, net nereikia rankinio čiuožę, o į dešinę nesugebu užtraukti. Tikiuosi rytoj nebus į dešinę posūkio. Bet šiaip tai žiauriai smagiai. Žiauriai smagiai. Na, aišku, praradau ten, kur rankinio nesugebėjau užtraukti, bet... Reiks agresyviau kažkaip to vietų. Žemintis, užsimesti. Bandyti iš vis taip padaryti, kad net nereiktų rankinio. Galiu ir taip užsimesti. Bet sutaupyčiau ant trajektorijos ten užsimetis. Ai, tai bala nematė. Žiauriai smagiai buvo. Makalavau su vairu ten. Perjungiau, užsimečiau ne vietoj. Svarbu žinoti, kad blogai darai ir mėgautis to kaip yra. Senas pripelyje šalmas. Iš vidaus senai naudoju. Turbūt prakaituotą palikau. Tai pripelyje. Nu ką, žiūrim rezultatą, kas čia gausi. Nu? Šiaip. Ką? Šiaip. Kas šiaip? Šiaip. Tu matei, kaip aš važiavau? Šiaip, taip. Nufilmavau. Tai reiktų taip nevažiuoti. Aš nevažiavau, nieko blogo nemačiau. Ne, nu aš vėl neužtraukiau rankinio. Ai, nu, ta prasme, jo. Bet šiaip tai... Tai nesivokia difas kažkaip į tą pusę. Aha, kažkaip jo. Šiaip. Kas šiaip? Laimėjai? Tik 0-2 už mane lėčiau. Pradėkime nuo kad aš už tave lėčiau, tai jau negerai. Gerai pasakyti, tu aplenkiai Valucką. Valucką... Su ND2. Čia ne mano problemas, čia problema. Taip. Ne, nu bet tai žinai, čia treniruotė. Taip. Ir čia nėra tiesiųjų, tiesiuosiuose jie ataus mane. Jo. Tai. O klausyk, kaip tavo ND? Papasakok į kamerą visiems, kaip tavo nauja mašina? Man reikia dar pačiam ją prisivyti. NB pasivijau, o dabar reikia ND prisivyti. Prisijaukinti ir prisivyti. Tai man šitą reiks prisivyti. Bus lengviau, manau. Nu žiūrėk, besivydamas, kad nepavyčiau. Jokauju, čia sparnai užauga, vieną greičiau pralėkiau biškį. Va ten, kur dabar Sivikas nuvažiavo, yra tokia maža aikštelė, reikia atvažiuoti su rankiniu. Hopa! Ir man negaunas. Nu ir negaunas. Nu bet kai gausis, tai bus labai gerai. O gal ir nesigaus. Nu pažiūrėsim. Bet jeigu gausis, tai šakės visiems. Sekundę kokią atlošiu. Nu gal pusę. Nu bet šakės bus. Kalbėjau su Z4. Iš mūsų komandos beje važiuoja. Aš kaip tik galvoju automatą perdaryti mechaną, ten hidraulinį rankinį. Tai jis visą tą pasidaręs. Ir nesidžiaugia. Tai gal pasimokysiu iš svetimų klaidų? Gal pirmą kartą pasimokysiu svetimų klaidų? Gal nedarysiu iš Z-kės lenktyninės mašinas? Sakė, priekinis nuslidinėja, nepagauna kažkaip. Čia ar vairavimo, ar reguliavimo, ar mašinos klausimas. Dar biškį duosiu laiko jam išsiaiškinti, kieno čia problema. Kai išsiaiškins, aš tada sprendimą priimsiu. Ašgi ne koks. Žioplyską čia. Paimčiau, sugalvočiau ir daryčiau. Kaip kokį Land Roverį. Gerai, rytis duoda. Pagerinsiu, čia matau jau. Per arti viens kitą važiuojam, nespėjau visko čia susisekti. Šiaip reikėtų gal su stogu pabandyti, nes rytoj reikės su stogu privalomai. Užsidėjęs gal nebesuprasiu, kas šitą mašiną.
Važiuot? Startuojam. Startuojas, klausytis. Sumaniau. Šiaip visai gerai. Kažkur ten biškį pasibaidžiau. Ai, labai slydau vienoje vietoje ten vidury tos pirmos aikštelės, bet kitus dalykus visai neblogai padariau, man patiko. Išvažiavimas taip užtikrintai plačiai. Jau biškį pradedu jausti šitą miačikę. Kaip man limpa tokios mašinas, kaip aš jas mėgstu. Vinas Sabalys važiuoja su savo kuo? Su BRZS. Nu, žiūrim, kaip pragazuos. Moka žaltis, taip pat viską daryčiau, tai nėra ką pakomentuoti. Man patinka, kai matau, kur galiu pagerinti. Kai nematau, kur galiu pagerinti, nelabai patinka. Koks grožis, pažiūrėk. Kaip mašinikė. Eik, savo. Bomba, raketa. Iš vietos ratų neprasika, bet kai nors kiek šoną iš karto slysta. Lygiai taip, kaip man patinka. Šiaip tai visiškai ne per lėtą mašiną, viskas su ja labai gerai, labai smagu važiuoti. Konkurentai tik per greitų mašiną prisipirkė, visa kita tai gerai. Ryti, kas čia dabar bus? Ekskursija. Užsiseks šalmą beje. Va, kaip į tą irgi prisimenu. Žodžiu, Ryti sako, nemokė, tu čia nesigauna, jas parodysiu kaip reikia, nu žiūrim. Ne, false information. Šmeištas ir pramanai. Miata is always the answer. Ar kažkaip taip, ar ne? Lygiai taip. Nu gerai, susikaupk, būk normalus. Trakšom. Nepradėk čia driftinti ar dar ką nors, normaliai važiuoju. Gerai, atsiprašau. Neblogai. Koks laikas čia bus tokio važiavimo? Bus kokie? Viskas. Teisėjai nurinkinėja trasą. Aš laimingas. Mazdikė nerealiai kibo. Rytis pravežė su savo. Irgi patiko. Su Z4 irgi patiko. Ir man susirinkti daiktus, miegot. Ten Rytis dar mašinų plauti, picų valgyti. Gal dar kažką. Nu žodžiu, bet jau nebe lenktynių reikalai. Čiau, iki rytojaus.
Labas rytas. Iš pirmojo Street Race čempionato trasos. Ilgos tiesiosios. Va ten. Žodžiu, rytas prasideda nuo administracinės komisijos, ten susitvarkyti dokumentus, tada eini į trasą peškom. Tam, kad praeiti ir pažiūrėti va visus čia koliukai, kur padėti, kaip čia atsimatuoti, užsukti. Ten tokių yra įdomesnių posūkių toliau. Tai smagu, miestas uždarytas. Toks miesto šventė gaunasi. Matau, kad bus linksma, nes čia daug tiesiųjų. Šitą tiesioji faina, nuo kalniuko čia taip lėksim. Bet ten jau į kalniuką bus biškį leidniau. Bet manau bus smagu. Vakarykštę treniruotę tokia biškį rezultatui uždavė tonuso, bet šiandien trasą prasėjęs, nurimau, supratau, kad čia tik tai dėl smagumo viskas bus. Su Ryčiu ėjom, Rytis va ten priekį. Pažiūrėjom pernykščius onboardus, pasirodė trasa identiška pernai metų. Tai labas rytas. Labai gerai, kad įdėjai. Čia labai populiarios varžybos, čia važiuoja garsus Lietuvos vlogeriai. Labai diena, bičiuliai. Oi, kaip patogu, kol aš čia gaičiuos su kameros, laikikliais visais kitais. Rytis viskas, lėgius užžiūrėjo, tepalus užžiūrėjo abiem jatam. Rankinį dar daverš, žodžiu. Full service. Full service visiškai. Arrive and drive, baltų pirštinių aptarnavimas. Tai va, dabar laukiam techninės komisijos, čia ateis patikrinti. Girdėjom, kad labai kabinasi prie kilpų, kad būtų, tai va, Rytis įsisuko kilpą. Kas šiaip logiška, nes kažkam trasoje atsitinkus iš karto, kad teisėjai galėtų kabinti ir tempti lauk. Pas mane kilpas čia, ryškias pažymėtas, kaip priklauso. Gal dar klėlė turėtų būti tokia raudona, bet pažiūrėsim, gal ir be to praeis. Viskas į mašinas. Svarbu, kad būtų ilgom rankovėm ir ilgom kelniam, kad nebūtų su šortais ir maikėm. Tai va. Vėliesiam gal. Ir į trasikę. Dalyvius išrikiavo pagal praeitų metų rezultatus viso čempionato. Tai va, Justas Eimantas Kamandžiokas 4. Rytis 3. Algirdas Gricius 2. Ir Vytenis 1. Tai, o man davė 13 numerį, nes labai vėlai užsiregistravau, 13 įprastai turbūt niekam neduoda. Ir buvo laisvas 13. Jis sakė, kad vat, turim problemą, nežinom kokį tau numerį duoti, kai prašiau užregistruoti paskutinę dieną. Pasirodo 13 laisvas. Davė. Pasiruošęs? Labas rytas, Alytau. Sveiki visi gerai pasilsėję po dienos prologo. Nu bet kokia graži. Pažiūrėkit. Pirmas važiavimas yra neįskaitinis, visi važiuoja kas pusę minutės grubiai. O jau dar kiti likę 4 važiavimai yra įskaitiniai. Nėra jokių klaidų, galimybės, nieko. Kiekvienas nuverstas kugelis skaičiuosis į rezultatą, kiekviena klaida skaičiuosis bendrą rezultatą. Tai reikia išlikti suskaupusiam. Aišku, svarbu tą treniruotę nusistatyti greitį, kokią važiuoti, nes jeigu važiuoti labai greit, tai bus nelabai gera treniruotė. Gali nepamatyti kažkokių trajektorijų, kur gali geresnę trajektoriją pasidaryti arba panašių dalykų, gali tiesiog ant karštųjų pralėkti ir nesuprast, kas buvo. Aišku, labai lėtai važiuojant irgi negerai, tai toks... Manau, kad važiuosiu savo greičiu ir ieškosiu, ką ten dar galima pagerinti tiesiog. Kai užteks pirmą pavarą, iki pirmo kugelio reiks antrųjų.
Smagu, bet kiek klaidų, bet kaip smagu. Kokia mašina gera. Myliu Miatą. Čia stop. Stoj. Kosmosas, kaip gerai. Lemba ten gal antrą važiuoja. Bet pirmą taip skaniai užsimetinėjo. Čia tai užsiėmimas. Čia tai gerai. Iš kur tiek smagumo šitose 140 arklių? Jūs man pasakykite. Kaip taip? Čia daugiausia laimės per arklį. 1-2 iš karto viskas žiūrima. Paleidau pečiukai iki maksimumo, kad net išeina kaisti variklis, nes temperatūros nerodo. Važiavau išjungtom lempam, tai žinok, nesveikai daug arklių. Va. Nesusivaldžiau. O čia buvo tikiuosi? Jo, buvo. Klausyk, gerai, tą mašiną važiuoja. Tu negaliu patikėti, žinau. Tiek laimės man. O klausyk, tu čia nebūsi iš tos mašinos, džemperiai sutampa. Kas taip? Džemperiai sutampa, tai iš tos mašinos gal. Negaliu sakyti, kad netaikiau. Eik, tu sakai gerai. Kiek padarei ryti? 1,9. O kiek buvo užkaitę? 2,1. Bet čia jaučiu nuo saulės, ne nuo to, kaip važiavau. Labai šlykštė mašina. Va. Va mašiniuks. Va toks va. Gazą spausti, nes paspaudė dar nieko nevyksta su ta mašina pradžiai, tai nusibėgėja. Labai ankstyvoje stadijoje reikia pradėti spausti. Blogai, nieko gero. Greičiau galima gyvatėlės tas tiesiogiai pravažiuoti, nes labai svarbu, nes paskui įsibėgėti neina su ta mašina. Reikia, kaip pravažiuosi, taip turės paskui visą tiesiai. Ir ten visas rezultatas yra. Apsisukimas gaunasi.
Na ką, pasirodo, įsūdžiau antrą laiką iš visų. Nėra blogai iš 20. Suimėję čikę. Su Ryčiu gal strategijos reikia kažkas imtis, gal jį praleisti. Man atrodo, natūraliai praleisiu, paims ir aplenksis mane. Nereiks nieko leisti. 0,6 sekundės skirtumas tarp mūsų. Gerai, varau kauptis. Parveža iš Dakaro beduinus, Sunku patikėti. Pirmą vietą po 2 važiavimų. Antrą laimėjau ir... Wow. Algirdas Gricius kugelį pasiėmė, aš nepasiėmiau, o šiaip atitrūkau nuo kitų 1,5 sekundės greičiau kitų pravažiavau. Savo laiką pagerinau. Nu, aš žinau, kur pagerinau, bet žinau ir kur biškį nepuikiai pravažiavau. Aiškus. Žiūrėsim, ką rezultatai sakys patys. Bet paskutiniam posūkį padėjau nemažai. Šūdą užmaliau. Šūdų malūnėlį padariau tokį biškį. Nepatiko, net riemo ėda. Kaip nepatiko tas posūkis man. Taip, prieš tai visą laiką biškį per lėtai važiuodavau. Norėjau biškį greičiau. Norėjau anksčiau gazą pradės spausti. Iš to anksčiau gazą pradės spausti gavosi, kad anksčiau pradėjau spausti gazą, bet paskui vėliau turėjau atleisti ir iš to gavosi... Būk susikaupęs. Svarbu čiagi. Kiekviena 10 dabar čia gali lemti. Viską. Viską. Sako, Rytis gerai. Ką, gerai? 13,3. Aš paskutinį posūkį šūdą užmaliau kokį pusę sekundės. Įčiažiau, į kalną turėjau atleisti gazą prie bordiūro, nes man aš kaip pagalvojau, ne savo mašiną gal per bordiūrą nevažiuosiu. Tai, man bet reikėjo atleisti man ten, nes grybą užpjovau. Ne, tai visas... O ką Gricius įsūdė? Gricius dabar 14, tam kažką, apie 0 man atrodo. O. You give. Ok. Tai jeigu paskutinį ištaisyčiau, čia nežinau kokį pusės, 0,2 sekundės, 0,3 tikrai padėta yra. You go. I go. Pavaryk. O tam ant posūkio, žinai, tikrai nereiks stabdyti. Čia yra ralis. Tas yra ralis, ne, aš biškai kažką ten makaluoju to pedalą, bet dėl savo, žinai, dėl mašinos apkrovimo labiau. Jo. Nes nejauku kažkaip. Bet ten nereikia spausti stipriai.
Tai ką, lyderiauju reiškiasi. Liko vienas važiavimas. Kaip atlaikyti šitą įtampą? A? Algirdas Gricius, va, jis mano konkurentas. Tas ir bomba. Tas ir bombinis konkurentas. Gerai, atvėsinam variklį. Lipam iš mašinos, nes šiaip tai visas šlapias aš su to džemperiu čia. Paskutinis važiavimas. Algirdas Gricius ir Rytis Jankevičius jau išvažiavo į trasą. Man dabar reikia sektis diržus ir lėksiu. Nežiūriu rezultatų, kaip jiems sekės. Tiesiog važiuosiu savo tempu, žiūrėsiu, kas bus. Pamandys paskutiniam posūkį tokio grybo neužpjauti. O visur kitur būtų gerai padaryti, kaip tada padariau. 13,3 su Miata. Geras rezultatas, kad taip ir toliau. Nu, palinkėkit man sėkmės. Paskutinis važiavimas. Išlik normalus, nedaryk nesąmonių. Ir viskas bus gerai. Neblogai. Jeigu kokio kugelio nenumušiau, stovi, va, bambukai, laukia, kas čia bus. Nu ką, bambukai? Laukia. Kas laimi? Laukia didžiųjų apygardų. Laukia iš didžiųjų. Aš laimėjau prieš tave? Tu jo kaulis. Vietą pasiėmė, pirmą vietą. Tu šik! 12,7, aplenkiai. Prisiperka čia kažkokių FD mašinų. Ir greitas vietų galimai. Bus tau su FD važiuoti. Dievas baudžia. Nice. Rimtai aplink. Jo, 12,7 paskutinis. Dar nori šešiat kandą. Aš viską padariau kaip rantam, tik paskutiniam šūdo nemaliau. Nes paskutiniam tai buvau šūdo už manęs. Karoli, ta prasme. Bet klausyk, žiauriai smagums, žiauriai smagums. Ačiū, čia man visiškai Prašau. gimtadienio dovanykės su šitą perlamutras ir rožinė, žydra, Miata, va. Pirmą vietą. 0,3 sekundės aplenkiau Algirdą Gricių. Paskutiniam važiavime gerai šoviau. Viską be klaidų. Man patiko. Ir dar žinau, kur pagreitėti, kas labiausia man patinka. Pasaka. Pasaka. Kas čia atsaks? Varštą kažkokį ratą gal pasiėmėm. Ką iš to išmokom? Čia kaip su pirtim arba šalto oro įsimaudytis ežerą arba jūrą. Nenoriu, nereikia čia kažką, nežinau ar daryti. Niekada, kai darai, nepasigili. Nėra buvę. Jeigu prisiverti kažką padaryti, tokio crazy, ar yra buvę, kad galėtumės? Nėra. Tai vat irgi, važiuot, nevažiuot, laužiaus, makalavus. Laimingas. Smagiai čia. Ne, tikrai varščiuką aš pasiėmiau, caksą kažkas. O, Fiat Barketa. Draugelis tik su priekiniais varomais. Barketa, priekinis gi varomais, jo, priekinis. Šiaip gaila. Tokio galėtų būti labai
Na šiaip jie gal tinka priekiniai varomai, vis tiek ten ta mašina tokia labiau apie kofė, croissant, majonės. Tai ten ar priekiniai ar galiniai varomi, koks skirtumas. Miata irgi būtų tokia croissant, majonės, banduel, bet galiniai varomi, blokiruoti iš gamyklos. Nu, tokia pusiau veikianti, bet vis tiek blokiruoti. Ir finišė lenktyninė mašina gaunasi. Kas galėjo pagalvoti? Atėjau pažiūrėti savo mėgstamą posūkį, čia šitoj trasoje mėgstamiausia. Toks ganėtinai dideliu greičiu atvažiuoju ten iš tiesiosios, tada 90 laipsnių kampas ir toliau. Ir taip tarp bordiūrų. Ir su tokiais posveriais skirtingais, taip labai skaniai mašiną išmeta ir gali pareipat bordiūriuką skaniai nuvažiuoti. Ir jaučiasi, kad čia visai galima atlošti. Nu, skaniai. Kuzmarskas su BMW 130, ar kaip jinai vadinasi. Gražiai gazuoja. Tai va, atvariau pažiūrėti, nes laukiu apdovanojimo. Pats prisiviriau košės. Tai dabar sėdžiu, laukiu vakaro apdovanojimų. Sergu už komandą labai. Kol kas viskas gerai vyniuojasi. Gerai gazuoja. Žodžiu. Open klasiai. Gytis Topcovas pirmauja 0,1 sekundės prieš Edviną Sabalį, likus vienam važiavimui. Ir jo. Tai va. Ir 1,5 sekundės jie išsiplėšė nuo 3 vietos. Įtempta. 0,1 sekundės pirmą antrą vietą skiria. Panašiai ir pas mane buvo. Tai čia paskutinis Edvino važiavimas ir čia viskas lėmėsi. Filmavau, nelabai mačiau čia kaip preciziškai pravažiavo, bet neatrodė, kad kažkokią klaidų padarė. Nors ramokai šiaip, bet tyli ta jo mašina gal dėl to. Visą laiką nebirbė, tai taip atrodo. Ai, pala, reikia žiūrėti rezultatą. Taip, žiūrim. Jis važiuoja dabar. Tai apdėjo. Visi. Dar viena pirma vieta komandai. Labai gerai. Tortilija de patato. Namų gamyba. Išsikepiau. Nežioplas. Prieš važiuodamas varžybas. Dabar labai gelbėjo. Žodžiu, recepčiukas. Bulvės. Truputį pačiškinę ant keptuvės. Įmeti svogūnus pačiškinę ant keptuvės. Geriausia raudonus, tos mėlynus kokie ten. Daug alyvo, visur turi būti labai daug alyvo gėliaus. Visą tą išimi. Dar būni išsimaišęs keletą kiaušinių puode. Įmeti ten druskos, pipirų, daug aliejaus. Į tą puodą, kur kiaušiniai sumaišyti, suplakti, taip, bet nesmarkiai. Sukeptus kiaušinius. Žodžiu. Bulvės su svogūnais. Atgal į kiaušinius. Viską paskui atgal į keptuvę. Aišku čia, man tai ne. Bet kai darau, tai aišku. Svarbu visur daug alyvo gėliaus. Vieną šoną kelias minutės, kitą šoną kelias minutės. Turiu tokią pizzą, suspjaustai, atviestą. Tobulas skonis. Aš turiu tradiciją, kad visada, jeigu lieka bulvių nuo kito kokių nors buvusių patiekalų, šaltų bulvių ryte, nėra varianto, kad aš nedaryčiau šitą patiekalą. Jeigu atsidarau ryte, yra šaldytuve bulvių, virtų jau. Reiškia, man tam patiekalui kokias 5 minutės jau sutaupiau gamyklai. Dar kokias 7 ir jau pagamintų. Nes jeigu nuo žalių kepti, biškis skaniau gaunasi.
bet ilgiau užtrunka. Aš mėgstu greit gaminti pusryčius, bet skaniai. Tai va tokie gaunas. Bet geriausia, kad jie ne tik pusryčiai, paskui 2 dienas valgom. Tokia pienu. Geriausia, kad dar biškis keista būna. Kumpelio tokio, praščiuto įmeti, pasaka iš vis. Rūkalikės, čiabatas pasikėpi, česnako įtrinį. Čempionų pusryčiai. Tai va, laukiu apdovanojimų. Vis tik nusprendėm, su organizatoriu dar pašnekam, negražu būtų išvažiuoti. Labai jau norisi į Vilnių, bet negražu. Reikia sulaukti. Lyg tai vargas čia būtų. Atsimti ir gazuoti namo. Atvažiuoja Karolis. Pirmoji vieta. Ovoko Flameris Racing 42 taškai. Etapų komanda tapo nugalėtoja. Ovoko Flameris Racing. Ir štai čia, mėgėjai, matome greičiausias 3 komandas, kurios šiandien namo parsiveža pačius brangiausius komandinių sezono taškus. Trečioji vieta 3,5 Vožtuvo, antroji vieta Viko Racing, pirmoji vieta Ovoko Flameris Racing. Dar kartelį jūsų aplodismentai. Yes, nu pagaliau, nu nors kažkas. Va taip, dirbam ant kamerų, daugiau. Ant kamerų nepilam, bet kad matytųsi. Šampaniuks, taurikės, viskas mašinikiai. Žodžiu, ledas, gerai čia. Nušienavom, išsišiepęs varau namo. Ryčiui vežu, Rytis nesulaukia apdovanojimo pabaigos, tai Ryčiui dar taurikę vežu. Gerai, pasilaistėm, pasidžiugavom, pasišnekėjom, kad gerai sulipam, komanda smagi. O tas svarbiausia, iš tikrųjų. Iš tikrųjų, kažkaip mes komandą visą laiką taip dėliojam, ne kad kuo greitesnius pasimti komandą, o kad smagu būt. Tiesiog, kad limpa. Dažniausiai viskas buvo iš mašinų fainų. Matom, kad varo su kokia Miata ar su kokiu dar trandalėtų, tai davai komanda. Ir žinot, kame pats geriausias triukas? Kad komanda užėmė pirmą vietą ir kad aš, nors laimėjau pirmą vietą klasiai, neprisidėjau prie komandos rezultato niekiek, nes mano licencija pasirodo nuo Dakaro nepriskirta prie šito klubo. Čia dar bandžiau tvarkytis viską, bet nepavyko ir žodžiu. Balo nematė, laimėjom ir taip. 2 taškais aplenkėm. 2 taškai tai labai nedaug iš tikrųjų. Bet 2 taškais aplenkėm antrą vietą. Ir jie dar 1 tašku kitą, 3 vietą. Tai žodžiu, visi čia buvo labai šalia, bet mes laimėjom. Ko dar gali norėti? Ačiū, kad buvot kartu, žiauriai smagu man čia buvo. Kas galėjo pagalvoti, aš atsimenu, kaip atvažinėjau čia į Alytų, tai nieko panašaus net negalvojau, kad čia tai man pasiseks. Tai tiek žinių iš mano parapijos. Komentuokit, ką galvojat, su kuo dar galima smagiau praleisti laiką. Vat kai taip tiesiog važiuoji dėl smagumo, kaip sako, turi viską daryti dėl smagumo, o rezultatas pats ateis. Kaip išminčiai sako, tai vat taip ir buvo. Tai pakomentuokit, ką jūs galvojat, kas būtų geresnis vaistas smagumo ir galbūt kažkokių pergalių, arba gal smagumas ir yra pergalė. Iš tikrųjų taip ir yra. Tai ką rinktumėtės jūs tokiai avantūrai, o gal net ir turit, tai parašykit, būtinai atrašysiu, paprenumeruokit, prikursiu aš dar kokią nors turinio, bent jau dabar užsivedęs. Čiau, iki.